Tai aš pakartosiu, gerai, bet trumpai pakartosiu. Tai pirmiausia, diskusija turi būti, tame ir privalumas prieš referendumą turi būti viešos diskusijos ir žmonėm pateikti įvairius požymius, įvairius argumentus. Kodėl ES labai gerai, kodėl ES yra labai blogai. Ir tuos argumentus išgirdę, mes tada Lietuvos žmonės ir nuspręsime. Mes kiekvienas nueisime ir balsuosime. Pagal tai, kaip dabar eina ES, va dabar, va šiuo metu, tai aš būčiau kategoriškai prieš. Tada, kai mes prieš 20 metų į ES stojom, aš tada balsavau už. Bet tada ES buvo visiškai kitokia. Bet jūs, Lietuvos žmonės, net nežinot, kuo jinai buvo kitokia. Paskui buvo sekantis etapas Lisabonos buvo sutartis, apie kurią Lietuvos žmonės nieko išvis nežino. O dabar yra dar sekantis etapas, kai išvis Lietuvos nebelieka. Nebelieka. Kaip Tarybų sąjungoje, tik tai butaforinė buvo Lietuvos Tarybų socialistinė respublika, bet dar vadinosi respublika. Tai dabar Europos Sąjungoje net Lietuvos kaip valstybės nebelieka, yra teritorija, tik tai pasilikusi. Tai aš būčiau kategoriškai prieš, bet nepamirškime, kol šitas procesas pajudės į vieną ar į kitą pusę, vėl gali viskas pasikeisti. Sveikos jėgos Europoje yra, kurios irgi sako, negalima taip elgtis, negalima. Aš asmeniškai esu viešai pareiškęs ir pasirašęs pasižadėjimą, kad jeigu bus teikiamas Lietuvos Seimui ratifikuoti Europos sutartį, pagal kurią Lietuva netenka savo valstybingumo likučių, aš tos sutarties kaip prezidentas neteiksiu Lietuvos Seimui. Dėl NATO lygiai tas pats. Diskutuokime, kodėl yra gerai būti kariniam bloke, kodėl yra blogai. Diskutuokime, ar tas blokas yra agresyvus, o gal buvo agresyvus, o dabar jau kaip nekaltas taikos balandėlis pasidarys, ar ne? Ir nekaltas taikos balandėlis, kuris sąmoningai svarsto, kaip subombarduoti Rusijos tiltą strateginį. Tai ką dar taikos balandėlis svarstys? TSRS laikais buvo anekdotas, kad taikus traktorius aria dirvą, o paskui taikus traktorius pakyla į orą ir nuskrenda kaip karinis lėktuvas. Tai mes diskutuokime, ar būti neutraliam ir neutralumo privalumai yra tokia ir tokia, ir iš neutralumo ekonominiai privalumai atsiranda tokia ir tokia. Ar būti kariniam bloke ir savo teritorijoje turėti užsienio karinės bazės ir masinio naikinimo ginklus. Apie tai, kad Vokietijos ministrė tiesių tekstų pasakė, kad atominiai ginklai, kurie yra draudžiami Lietuvos konstitucijoje, tai atominis ginklas Lietuvos oro erdvėje būtų Rusijos atgrasymo priemonė. Apie tai NATO svarstė ir Vokietijos ministrė pasakė garsiai ir viešai. Tai aš sakau, gana, nereikia. Tai dar kartą supasakojau.